BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Tai va tiesiog ardysim, žiūrėsim, kas tinka, kas ne. Kas čia prideda tų senų amortikų? Oi. Atsigavęs kompaktas. Ai, kaip gerai. O, rožytė, ačiū. Kaip skaniai kvepia. O, rožytė, ačiū. Kaip skaniai kvepia. Oi, degam. Tai šiandien garaže pats geriausias drifto automobilis E46 kompaktas. Iš tikrųjų, dar vis sulaukiu žinučių su klausimais, kaip pradėti driftą, nuo ko pradėti ir taip toliau. Tai turbūt esminė klaida, kas parašo, kad radau kažkokį M6 už porą tūkstančių, nusipirksiu ir važiuosiu į trasą. Tai visų pirma, jums reikės modų. Nors grįžtant prie to pačio M6 reikės, kad tas M6 būtų tvarkingas, kad jis iš vis važiuotų. Tada, aišku, į jį dar reikės investuoti. Tai manau, dabar visas tas lygis yra užaugęs tiek, kad su kažkokia šiukšlė, jūs pavažinėsit, bet gali būti, kad tas experience'as bus jums tiesiog labai prastas ir galiausiai galvosit, kad jums driftas nepatinka, nors tiesiog galbūt ne tiek, kiek jūsų skillai neleido išbandyti šio sporto, bet tiesiog automobilis buvo per daug prastas. Čia, pavyzdžiui, įsivaizduokit, įsirašot kažkokį žaidimą ir jūsų kompas tiesiog jo neišveža, viskas lagina, stringa, ir ką jūs sakot, šūdas, šitas žaidimas gaidys, aš jo daugiau nežaisiu. Tai vat gali tas pats būti ir su automobiliu, o iš tikrųjų kalbant apie žaidimus. Tai noriu jums pristatyti World of Warships žaidimą, kuris yra visiškai nemokamas. Tai tiesiog spaudžiat linką video aprašyme, parsisiunčiat, įsirašot ir išbandot. Taip pat žaidimas veikia tiek ant PlayStation'o, tiek ant Xbox'o, tiek ant PC. Tai tikrai kiekvienas galėsite žaisti. Taipogi visi nauji vartotojai gaus Welcome Package su daugybė bonusų. Į tai eina 500 dublonų, 7 dienų premium, 2 milijonai kreditų, 4 lygio laivas ir 6 įgūdžio taškų kapitonas. Tai dar kartą linkas video aprašyme ir kas nenorit prasidėti su kažkokiais bildais, galite truputį atsipūsti ir pažaisti World of Warships. Grįžtam prie M6, tai iš tikrųjų kalbant apie tai, kaip visgi įeiti į tą drifto kultūrą, tai turbūt visų pirma reiktų truputį pataupyti ir neišleisti pirminių pinigų, pirmo to jūsų biudžeto ant kažkokios šiukšlės, nes galiausiai paprastai pasakius pasigailėsit, nes dar vienas dalykas, Hebra parašo, kad pirksiu tą, darysiu tą, bet iš tikrųjų ar jūs turite žinių ir sugebėjimų viską subildinti, nes ar jūs norit metus užtrukti konstruojant kažkokį basic automobilį, ar jūs tiesiog norit važiuoti ir išbandyti savo skillsus, nes, kaip ir sakau, gali būti, kad tiesiog prie kažkokio projekto ir užstriksit, nes dabar tas lygis, kaip ir minėjau, yra užaugęs ir va čia matote tokį, galima sakyti, paprasčiausią automobilį, nuo ko reiktų pradėti. Tai turime originaliai 2.5 kompaktą, 2.5 motoras su minimaliais modais aplink variklį, salonas išrinktas, išlengvintas, sudėti lopšiai, sudėti 6 taškų saugos diržai, aišku, shifteris, hidraulinis rankinis, sportinis vairas, kaip sakant, anksčiau galėdavai turėti tiesiog virintą reduktorių, ten pasidaryti kažkokį savo išsisukimą ir važiuoti, dabar suvažiuotum, bet nuvažiavęs į kažkokią treniruotę, pamatytum, kad tavo tas automobilis iš tikrųjų nevažiuoja taip gerai kaip kitų. Tai vardinu tiesiog basic modus, kurių iš esmės reikia. Kalbant apie važiuoklę, sudėti kažkokie China coilai, kurie man nepatinka, tai prieisim dar prie to. Taip pat turime rimtą, piktą Manji Performance išsisukimą, toliau stovi poliuretanas visur, aišku, kaip minėjau, virintas reduktorius ir turime štai tokį E46 kompaktą. Dar ko nepaminėjau, kad truputį palengvintas išmetimas, tai uždėtas sportinis galinis bakelis, lengviau ir varikliui ir tiesiog garsas truputį malonesnis. O šiaip noriu pasidžiaugti, kad atvažinėjau jau visą realiai šį sezoną. Lėkiam pirmam Matsuri, antram Matsuri, dabar laukia dar ir trečias Matsuri, kuris bus rugsėjo 23 dieną, tai pasižymėkit, tai būtinai užsukit, galėsit pravažiuoti keleivio vietoj drift taksi, susipažinsit su driftu iš kiek arčiau arba užbėgant įvykiams už akių, planuoju šį M6 parduoti.
tai galbūt kažkas net Matsurija sezono uždarime lėksit ir už vairo. Tai vat kas smagu, kad atvažinėjau tikrai nemažai, o kėbulas visas gražus, nesudaužytas. Tai vat ką reiškia experience'as, kai tu jau išmoksti ir agresyviai spausti, bet pagaliau neperspaudi ir nesudegi kažkur kažką apdaužydamas. Tai vat kaip sakau, kėbulas gražus, lipas, svarbiausia savo vietoj. Tai vat viską, ką padarėm, viską išlaikėm tvarkingai ir taip pat tiesiog atvažiuoji ar į varžybas, ar į treniruotės, užkuri variklį ryte ir vakare užgesini. Arba užvažiavus ant tralo, nes su tralu tiesiog atsiveži, arba grįžti iki garažo ir užgesini. Tai vat patikimas automobilis, nes tiesiog iš esmės daug mazgų palikta standartinių, kas yra tikrai patikima. Svarbiausia juos prižiūrėti. Tai gerai, kalbų užteks, dabar kipsim į darbus. Tai turime Max Speeding Rods coilus. Tai vat ką ir kalbėjau, kad dabartiniai man nepatinka, ten kažkiek pigiausi China. Tai išbandysim mandresnius Max Speeding. Bandysim prasivažiuoti, patestuoti ir pažiūrėti, kas čia gaunas. Tai iš esmės dar vienas pavyzdys. Jeigu jūs be žinių, be savo pačio experience bandysit susirinkti automobilį, irgi jūs nežinosit, ką iš tikro susidėt, tai irgi kas kainuoja, jeigu jūs kažką įsidedat, keičiat, atnaujinat ir taip toliau. Tai ką, pakuojam ir žiūrim, ką turim čia. Šiaip Max Speeding turi ne tik įvairiausių coilų, bet turi ir turbo, kitų ir daug įvairių upgrade'ų jūsų automobilių. Tai vat užeikit, pažiūrėkit, palieku linką video aprašyme, galbūt neturėsim ir nuolaidos kodą, tai būtinai pridėsim. Dabar, kaip sakau, reikia išsipakuoti šitą gėrį ir per šiandien bandyti susikrauti. Gražu. Štai mūsų koilai, reguliuojamas aukštis, matau, kad reguliuojamas ir kietumas. Tai dabartiniai tiesiog daužės, neturėjo normaliai eigos, nors automobilis ir nėra susmauktas iki žemės, bet dabar turėtų būti viskas tikrai gerai. Tai vat išbandysim, tikėkime, kad viskas veiks. Šiaip atrodo labai gražiai, visada vis atnaujina, gerina kokybę, tai net malonu paėmus į rankas, nes turėjau ir prieš tai Max Speeding Rods coiloverius, dėjom į sidabrinį KM6, ten man atrodo buvo 2.3, tai vat kalbant nuo ko pradėti, iš tikrųjų jums reikia tiesiog paprastos plytos 2.3, 2.5, 2.8 arba 3 litrų. Čia turime 2.5, pilnai užtenka. Tai manau pradėsim nuo galo, nes tikrai nesunkiai sumesim, o dėl priekio truputį bijau, nes reikės naudoti mūsų jau įdėtus atraminius, nes tie atraminiai būtent yra skirti išsisukimui, tai šitos nuimsim ir dažnai būna, kad netinka kitokie atraminiai bolt-on, reikia kažką paburt, tai vat žiūrėsim, ar pavyks surinkti iš to, ką turim, ar reikės truputį pasižaisti. Šiaip yra ir instrukcija, bet nu ką čia, atsukai, prisukai, sureguliavai ir viskas, važiuoji. Tai senas amortikas out, tai vat iš esmės jis net nebuvo reguliuojamas, visas aukštis reguliavos tiesiog iš spiruoklės, o dabar dėsim naujutėlį Max Speeding Rods coilą. Dedam ir žiūrim, tikėkime viskas tiks, turi tikti. Gal pirmai tiesiog reiktų nusukti veržles, kad įkištume, o dabar tiks. Matau, kad reikia būti pailginti amortiką, nes bus baisus dropas. Pailginam iš kolbos, tada pareguliuosim spiruoklę ir surinksim. Gal reikia pažiūrėti iš vis, kiek čia to sriegio turim, kad viskas būtų saugiai, bet panašu, kad turim tikrai normaliai. Nu, kur? Pabaiga? Oi, čia ir į offroadą drąsiai. Eiktų savo. Tikrai nepagailėjau, nes būna kartais su, pavyzdžiui, dabar, kur priekiai yra, aš negaliu iškelti automobilio į viršų, nes dabar koks dropas čia yra, tai čia Max iškeltas KM6. Tai kartais, kai tu nenori to stenso, nėra gerai. Ujujuj, nesibaigė, hebra. Arba užsibūginom ką tik. Turbūt neina nusukti. Jo, padaryti, kad nenukristų. Ai, ne, eina. Kaip tai gali būti? Kur pabaiga? Eik tu savo. Čia realiai, va. Turbūt atžyma, kad jau Max tie gali išsukti ir tuoj turėtume išmauti. Pavargau. Bet eigos tikrai turit užtektinai, tai norit, galite sužeminti, nors va, Max dropas būtų kažkur toks, šiaip gan trumpas amortikas ir jeigu norit, galite išsikelti. Nu ką, sukam atgal ir dedam į kompaktą. Nu, pasistatėm
automobilį tai labai patogiai. Negalime įlysti į duobę. Nu, bet amortikas įdėtas, plius minus galima truputį prisisekti viršų ir tada nuleisti ant žemės, pažiūrėti aukštį. Nes sunku palyginti, kai prieš tai tiesiog stovėjo paprastas amortikas ir tiesiog reguliavos spyruoklė. Galutinai priveršim jau tiesiog, kai automobilis bus nuleistas ant žemės. Dabar užtenka tiesiog prikabinti ir atrodo, kad galim dėti ratą. Ui. Nevažiuok, kompaktėlį, dar palauk. Arba bus džipas, arba bus dropas. Šiaip žiūriu, kad pati stebulė stovi gan aukštai, tai panašu, kad padarėm stensą. O gal ir ne? Ne, gal bus panašiai. Kai buvo, būsim pataikę iš pirmo karto. Gal pabandom su 2 varžtais, kad nereiktų sukinėti pirmin atgal. Ui, eigos 0. Ui. Duok minkštumo, tėvai. O, jau geriau. Nice. Tai va, reguliuosi ir kietumas, bet panašu, kad padarėm džipą. Tikrai galim paleisti žemyn bent jau kelis centimetrus. Nors, palaukit, turim susidėti gal visus amortikus pirmai ir tada reguliuoti. Nes dabar kita pusė. Čia 3 pirštų taisyklė. Čia irgi galima sakyti 3. Beveik 4. Tai čia iš esmės labai minimaliai aukščiau. Tai aišku, kadangi čia aukščiau, tai leidžia ir aną pusę. Galim iškart nuleisti per vieną cemą. Ir tada pagal šitą pusę įstatysim ir kitą pusę. Tai abi 2 pusės surinktos, aukštis sureguliuotas, padarėm 2 pirštų taisyklę, nes vis tiek tai yra silpnas automobilis, tai kartais šersi ir su įvairiausiom naudotom dešrom, ta prasme labai storom padangom, tiesiog kad jas damušt, tai nereikia susileisti iki žemės ir plus, jeigu nuskristi kažkur per kerbą, irgi geriau nepakipt ant dugno. Tai ką, abi 2 pusės, kaip ir sakau, viskas idealiai, galėsim eiti prie priekio ir iš tikrųjų dabar pasiskūsiu, lauke plus 30, viduj plus 50, blemba, žiauriai karšta, tai į Balto katino svetainę prašau įneškite gėrimus. Dabar geriau eisim dirbti prie priekio. Tai kaip ir sakiau, čia įdomumas bus, nes mes turėsim pasilikti esamus atraminius. Tai va tiesiog ardysim, žiūrėsim, kas tinka, kas ne. Kas čia prideda tų senų amortikų? Ir taip karštą dar koją susižydžiau. Gerai, tai apie ką mes ten kalbėjom? Apie atraminius, o ne? Tai va, paliksim Manji Performance atraminius, nes jie skirti išsisukimui. Tai tiesiog ką, tą patį darom ką ir su galu. Išimam, atsukam, įdedam, prisukam, sureguliuojam, važiuojam. Tai tiesa, hebra, parašom į komentarus, kokį driftkarą rinktumėtės patys, nes niekas, aišku, nenori imti kažkokio praktiško varianto, tai įsivaizduokim, kad gyvenam kažkur, kur realiai bet kokiam modeliui rastumėt dalių, pilną info ir taip toliau. Gal tai būtų Ford Sierra kaip pro driftkaras, gal būtų koks Mustangas. Parašykit, ką imtumėt patys ir, aišku, nepamirškit paspausti patinka. Gerai, dirbam. Pirmas priekinis amortikas išimtas, tai situacija tokia, bandėm dar su Fast MX pakelti jų aukštį, įdėdami tokį spacerį, bet vis tiek nepasiteisino, nes, dirbo ne ant savo eigos, kur turi dirbti ir nevažiavo automobilis maloniai. Tai dabar keičiam ir dedam Max Speeding Rods amortiką. Gerai, reikia kažkaip iškart pataikyti aukštį, kad labai daug nesukinėtų. Pala, mums reikia pakeisti atraminį. Jau pamiršau pats, apsidžiaugiau, kad beveik darbai baigti. Ne. Arba iš tikrųjų tiesiog atsigeriam, pailsim. Kiek galima dirbti? Dirbam. Kur driftas? Kur kažkokios linksmybės? Blemba. Nieko net nesulaužiam. Visiškai neįdomu. Tai viena bėda, kad neturim kaip suspausti amortiko. Tai aišku, čia gerai atpalaidavom spyruoklę, tai turėtume atraminį nuimti nesunkiai. Ui, laikykit. Vyksta. Pala. Reikia netaipgi sukti. Reikia raktelio. Ir tada dar vieną raktelį. 22. Čia nėra. Tuoj. Galvojau, kad atšaus, bet neatšovė. Šitą vis tiek nuimsim. Tikrai nesudėtingai. Gal štoką tiesiog suksiu ir viskas. Easy. Prašau, atraminis off. Dabar reikia nuimti seną atraminį. Aišku, čia irgi kaip žmonės atsuktume, bet pabandom atšauti. Ir aišku, nepamirškim, kad spyruoklė įtempta.
Tai taip, vaikai, namie nedarykit. Palaukit truputį bent jau saugumo. Lemba. Opa, nu ką, važiuom. Oi. Išrinkom, viskas gerai. Susirinkam dalis atgal, atraminis sveikas, viskas gerai. Ai. Bent jau prasideda linksmybės. Taip, dabar viską reikia surinkti ant šito amortiko. Truputį trūksta įvorių. Kažkur pabėgo. Gal tiks esamos? Aha, netinka. Blemba, kad tik nebūtų va čia jau žaidimo. Taip, ieškom įvorių ir žiūrim, ar jos tinka. Nėra. Gerai, tai neradom įvorės, bet išėmėm kitą amortiką, įdėjom šitą. Vien žodžiu, situacija yra tokia, kad išimti abudu seni amortikai, bet negalim surinkti naujo, nes negalim uždėti atraminio. Tai vat, kai nušovė visos tos dalys, kažkur dingo įvorė, tai dabar vieną amortiką surinkom, nes senai išrinkom tvarkingai, be jokio šou, bet dabar, kad gautume naują įvorę, galimai teks apsilankyti pas Fast MX ir prašyti jų pagalbos. Tai, nu ką, dabar tiesiog užmesim akį, kad įdėjom vieną amortiką ir pratesim darbus, kai turėsim naują įvorę. Ko tik nepadarysi dėl kontento, bet dabar tiesiog teks gaišti laiką, gaminant naują įvorę. O čia, kaip matote, amortikas savo vietoj, kol kas mašinos dar nenuleidžiu, įdėsim kitą amortiką ir tada pabaigsim reguliuoti. Tai imu atraminį, važiuojam įvorės, surenkam priekį ir tada važiuojam testuoti kompaktą. Gal bus ir burnautas. Važiuoja. Tai iš tikro labai gerai važiuoja. Jau prasivažiavau prieš filmavimą. Tai esu nustebęs, kaip veikia amortizatoriai. Aišku, padėjo Fast MX, pagamino trūkstamą įvorę, viską surinkau ir manau pravažiuosim dar kartu su jumis. Tai turbūt, kad nėra labai ko ir laukt, galim važiuoti. Aišku, prieš tai galbūt prisiminkim automobilio istoriją, patikrinkim VIN kodą per carvertical.lt. Tai vat, jeigu kažką perkat, būtinai pasitikrinkit, apsidrauskit ir nepamirškit pasinaudoti nuolaidos kodų. Tai nuolaidos kodas yra NORBE, gausite minus 20% nuolaidą savo ataskaitai. Tai dabar įsivedam VIN kodą ir žiūrim, ką turim. Tai turiu ataskaitą, vagysčių nebuvo, su rida viskas gerai, bet vat stebina ir toliau mane šiandien dalykai, nes turime informaciją apie žalą. Tai iš tikrųjų šį automobilį tikrinam, kai tik nusipirkau, bet visiškai neatsimenu, ką čia radom. Tai galima eiti iki įdomumo. Tai žala patirta yra 2010 metais, žalos dydis yra 3000 eurų. Aišku, gaila nerašo, kuri vieta yra daužta. Bet man atrodo, kai ir apžiūrinėjom pirmą kartą automobilį, tai matėm, kad tiesiog tiek bagažinė, tiek vairuotojo durelės yra labai supuvusios. Tai greičiausiai tos dalys buvo pažeistos, tvarkytos, dažytos ir tiesiog per tiek laiko visi defektai išlindo lauk. Nes dabar dalys yra pakeistos, kėbulas tvarkingas, o kažkur priekis ar galas nematom, kad būtų buvęs daužtas, nes viskas yra išrinkta ir galim gerai matyti. Tai, nu ką, 200-3000 galbūt net ir nėra labai daug, nes tuo metu automobilis buvo visai dar naujas, nes pala kelintų metų jis yra. Tai pagamintas ir užregistruotas automobilis buvo 2001 metais 8 mėnesį, žala patirta 2010 metais 10 mėnesį. Tai ką, turime 9 metus, nu, nei labai naujas automobilis, nei labai senas. Galime užmesti akį ir į ridos fiksavimus, tai paskutinis fiksavimas beveik 342 000 km, dabar ant skydelio, man atrodo, beveik 350 000, tai iš tikro nemažai, bet automobilis tikrai neblogai išsilaikęs, variklis aptvarkytas, visur viskas tvarkingai ir kaip priklauso, tai irgi nieko baisaus. Tai va, hebra, jeigu perkat kažkokį automobilį, nepamirškit pasitikrinti VIN kodą per carvertical.lt ir taip pat nepamirškit nuolaidos kodo NORBE, nes su juo gausite minus 20% nuolaidą savo ataskaitai. Tai viskas, užteks kalbėti, važiuojam testuoti. Malonu, tikrai malonu. Pasikartosiu, kad nesitikėjau, jog šitie amortikai taip gerai veiks. Tai tikrai nepalyginsi, ką turėjau prieš tai. Plius pareguliavau jau kietumą. Nežiūrėjau, kiek yra tų
pozicijų, bet gal iš pradžių atsukau iki max minkščiausio ir per 20 pozicijų dabar pakietinau, o priekis man atrodo minkščiausias dabar, tai vat po gatvę pilnai užtenka, po to nuvažiavus į trasą galima dar reguliuotis, bet šiaip tiesiog trumpai pasakius patinka, kaip valdosi automobilis, galim truputį pasismaginti. Ne, čia nespausim, tu atvažiuosim iki trasos, ten galėsim pagazuot, o šiaip kaip pradėti driftint, tai vat, kai turit automobilį, yra 2 variantai. Važiuot, sankaba, rankinis, atleidžiat gazas. Ir viskas, jau slystat. Arba antras variantas, važiuot, truputį fliko, truputį klačkiko ir viskas, einat skersi, easy. Pagaliau atvažiavom į trasą, esam Estijoje, nu ką, važiuojam. Atsigavęs kompaktas. Ai, kaip gerai. Smagu, tikrai smagu. Tai turbūt daugumai įdomiausia tema – pinigai. Tai kiekgi kainuoja toks kompaktas? Iš tikrųjų reiktų paskaičiuoti, nes sukišta daug ir greičiausiai visko nebeatgausiu, bet turime rimtą įsukimą, turime dabar jau tikrai gerus amortikus, visas salonas pilnai surinktas, sėdynės, diržai, hidraulinis, short shifteris, vairas ir taip toliau. Turime tvarkingą 2.5 motorą, tai map sensorius, įrašyta programa, supilti geri Liquid Mold 10 vašiam tepalai, tiesiog užkuri ir važiuoji. Dar grįžtant prie važiuoklės, tai visur poliuretanas, gale reguliuojamos traukės, turbūt visko net ir neišvardinsiu. Kėbulas gražus, tvarkingas, kėbulas dar plus be stoglangio, tai labai patogu driftui, gale sudėti feiso žibintai. Tai trumpai kalbant apie pinigus, kiek norėčiau gauti, tai yra 5500 eurų. Ar gali susirinkti pigiau, sėkmės dar, jeigu sumokėsit kažkam už darbus iš vis išaugs ta suma, tai vat kas norėsit, tas parašysit, pasikalbėsim detaliau, išbandysit, po to galiausiai nusipirkę, galbūt norėsit nuvažiuoti kažkokią treniruotę kartu, gauti patarimų, tai iš tikrųjų tų galimybių labai daug ir galiu pasakyti tą patį, ką sakiau apie savo Mersą, kad jeigu niekas ir nenupirks šito Kem6, tiesiog pasiliksiu savo ir toliau laimingas eksploatuosiu. O šiaip kalbant apie Mersą, tai Mersas jau yra parduotas, dabar parduodu ir Kem6. Viską, vien žodžiu, parduodu, nes per žiemą noriu susirinkti Supra, bent jau vieną. O kas iš tikrųjų nenorit pirkti jokio automobilio, tai užeikite mano Contribui, ten rasite papildomo turinio bei prisidėsit prie visos veiklos ir ją pušinsit į priekį. Nors dar vienas variantas tiesiog daryti TikToko NPC live streamus. O, Rožytė, ačiū, kaip skaniai kvepia. O, Rožytė, ačiū, kaip skaniai kvepia. Ne, šitų nesąmonę nedarysim, grįžtam prie drifto. Kam reikės gero Kem6 susisieks, o kitais metais čia turim stovėti su Supra. Tikrai taip. Tai pabaigai burnautas. Iš tikrųjų, naujas savininkas irgi turės padaryti burnautą, nes tai yra dalykas, kurį turi padaryti nusipirkęs RVD automobilį. Teritorija uždaryta, saugi, esame čia tik mes, tai viską atliksim profesionaliai ir su maksimaliu saugumu. To nebandykit atkartoti namie, nes aš neįsivaizduoju, kaip jūs į namus įkeltumėt driftkarą visų pirma. Tai va. Oi, degam. Smagu, kaip visada, smagu. Kompaktėlis pats va. Važiuoja, nu tai tegu ir važiuoja, viskas. Nepalikit be priežiūros. Išvedint dabar kažkaip viską. Ai, jūs dar vis čia? Nu, nežinau, ką tikitės pamatyti, tiesiog atėjo suportai kompaktui, dar nudažyti kaip tik labai gerą spalvą, turim ir rem komplektą jiem,
turim ir naujas kaladėlės, kažkur mėtos ir nauji stabdžių diskai. Tai vat, kaip sakant, ne šiaip sugalvojau parduoti kompakto, jeigu jo niekas ir nenupirks, dirbsim toliau. Tai vat, kas įžiūrėjot video iki čia, būtinai parašykit komentarą. Nu ir ką, esat MVP, bei taip pat nepamirškit parsisiųsti bei išbandyti World of Warships žaidimą, kuris yra visiškai nemokamas. Tai vat, jūs galite pasimėgauti, o mes, ką, turbūt šiandien jau nebedirbsim, reikia truputį pailsėti, tad su jumis susimatom sekantį kartą.